Nieko nematau. Rasoja tai iš akės. Iš kairės, iš kairės, iš kairės, iš kairės, iš kairės, iš kairės. Bet mes pirmo važiavimo įvažiavom 2 minutės 2-3. Tai kur jūs važiavote į Klaipėdą? Švepelių, nežinau kaip tarti. Mes nevykdymas. Kur pasimetė? Galą, į dešinę. Kur? Ta. Veidrodėlis kodėl užlenktas? Dėl to, kad paukštinu veidrodėlių. Rimtai? Taip. Labas rytas. Pradedam dieną. Mašnytė stovi, maniškė jau šildosi. Pasiruošus? Jo, pasiruošus. Aš galvoju, koks galėtų būti geriausias metodas pravažiuoti šitą, kaip tas bičelis sakė, radiatorių. Tai mano taktika yra tiesiog susinumeruoti kiekvieną įvažiavimą ir man bent jau vakar patogiausia buvo tiesiog vartyti žemėlapį, žiūrėti, kur važiuojam ir aiškinti tau. Aišku, čia atrodo pakankamai netolimi atstumai, tai klausimas, ar aš spėsiu taip suvartyti šitą visą knygą. Ir kitas dalykas, kurį dabar išgirdau, tai kad tiesiog žmonės susirašo eigą papunkčiui, kas irgi galėtų būti visai geras metodas, bet aš manau, kad man geriau yra žiūrėti į patį žemėlapį ir žiūrėti, kur mes esam ir ką mums reikia daryti. Nes tekstas man, aš kažką praleisčiau ir viskas. I would be God. Tai nežinau, įdomu, kaip kiti žmonės susiplanavę visą, kaip kiti šturmanai. Reikia eit pasikalbėti su jais. Keblynai buvo per daug skanus, kad kalbėčiau su kuo nors. Gerai, čia bus pirmas įvažiavimas į dešinę. Važiuojam. Taip, į kairę pirmas įvažiavimas. Į kairę pirmas įvažiavimas. Į kairę gazuojam, trečias įvažiavimas. Pirmas, antras čia. Apsisukimas iš kairės. Į dešinę, pirmas įvažiavimas. Į dešinę? Į dešinę. Pirmas įvažiavimas. Kur dabar? Į dešinę, pirmas įvažiavimas. Į dešinę, pirmas įvažiavimas. Apsisukimas iš kairės. Į dešinę. Į dešinę, pirmas įvažiavimas. Aha. Į kairę, gazuojam, antras įvažiavimas. Pirmas, antras. Aha. Kur toliau? Į kairę, pirmas įvažiavimas. Į kairę, gazuojam, antras įvažiavimas. Dešinę, pirmas įvažiavimas, finišo bazė. Į dešinę, pirmas įvažiavimas, finišo bazė, finišo bazė, finišo bazė. Nieko nematau. Rasoja tai iš akės. Jo, tai... Jo, gerai, kad tos stepsus susirašiau. Ačiū. O dabar pažiūrėk, su ranka karštą ar šaltą orą pučia? Karštą. Ne, bet ant 16 nustatytų. Tai. Va, Civikas irgi pabaigė važiavimą. Va, tokią trasą važiavom. Ir pabaigėm važiavimą. Šiaip, kaip matėt, pirmą važiavimą visiškai su užrasojusiu langu pravažiavom, nes kažkodėl nebeveikia kondiškė, pučia tik tai į vairuotoją, o į kojas ir į langą pučia tik tai karštą orą be kondiškės. Tai man atrodo kiaušai vadinasi. Nežinau, kartais veikia, kartais neveikia, tai antram važiavimui pradėjo veikti ir nupūtė langą. Važiuojam. Važiuojam? Nebeturim laiko. Gerai. 3, 2, 1. Taip, už posūkio gyvatėlė iš kairės. Gyvatėlė iš kairės. Taip, dešinę. Taip. Ir apsisukimas į kairę. O šitos fiškės? Jo, taip, jo, patiko. Paliks šitą fiškį, jo. Varom tiesiai. Dabar vėl apsisukimas. Vėl apsisukimas į kairę. Taip, varyk čionais. Taip. Gazuok, dabar bus gyvatėlė iš dešinės. Važiuosim va taip pat. Kur? Čia lys? Ne, tiesiai. Iš dešinės. Ne, į vidų. Į dešinę. Važiuok tiesiai. Čia.
ir bus staigus posūkis į dešinę. Į kalną. Taip, į dešinę. Taip, į kalną. Bus gyvatėlė iš kairės. Taip. Važiuojam. Kur čia? Taip, ten bus, važiuok čia aplinkai ir bus į dešinę posūkis. Į dešinę. Pasimačiau, kur esam. Kaip šitą fišką važiuot? Šitą iš kairės. Važiuok tiesiai ir į kairę. Taip, gerai. Taip, čia bus švelnus posūkis į kairę. Ir tada čia į kairę suksi aikštelę. Apvažiavimas iš dešinės. Posūkis į kairę. Aha, taip. Kairę, gyvatėlė iš dešinės bus į kairę. Kairę? Iš dešinės? Gyvatėlė iš dešinės. Iš čia? Taip. Kur toliau? Toliau į dešinę. Gyvatėlė iš kairės. Iš kairės. Šičia? Taip. Gyvatėlė iš kairės. Taip. To bus į kairę finišas. Taip, čia. Kairę finišas. Bazė. Eik, smachui. Kas veik? Susivėliau ten biškai, aš pamečiau pusės. Aš šitoj pusėj pasiklydau. Aš mačiau, kad pasiklydai, bet aš žinojau, čia kur reikia važiuoti ir ką daryti, tik čia pasimečiau prie šitų. Ir kaip tik, kai tu klausai, aš tada jau susigaudžiau, kur mes esam. 3, 2, 1. Važiuojam. Na, šitas tikrai geras. Gerai. Jaučiu, kokiom 5 sekundėm savo laiką nukirtom. Turim dabar daug laiko. Jo, bet daug ir važiuoti reikės. Nu, kaip jum? Turim neįskaitą vieną. Pirmas nevykdymas, tai jau sveikinu. Ačiū. Apatinė eilutė ranka. Kiek jūs? 2 minutės lygiai antras važiavimas. O pirmas? Pirmas mūsų nevykdymas. Nesvarbu. Tai 2-1. Nesvarbu. O kiek jūsų? Mes turim lėkti. Ne, tai kiek? 2 minutės 6. 2 minutės 6, bet jums gali padėti mūsų nevykdymas. Bet mes pirmo važiavimo įvažiavom 2 minutės 2-3. Čia 2-3? Nežinau, čiuju. O tai kur jūs važiavote į Klaipėdą? Mes ten biškai susifeilinom. Jo, mes nevykdymą vos nepadariau ir tada grįžau atbulinio ir... Geriau, kad tu tai padarai, negu žinai nevykdymas, nes mes tai čia... Bet vėl pasirodo blogiausias klasės rezultatas, tai gerai, kad mes 4 važiuojam čia tai klasėje. Bet žinok, jaučiu, kad prasidėjo kova, nes realiai dabar įdomu, gali būt, kad jūs laikė pašoksit ir labai sumažėjęs tarpas tarp mūsų. Aha. Nu, rodžiu, žinot, kur važiuoti? Ne. Aš tai taip daugmaž. Mes vis laik ten klaidą padarydavom, kai reikėjo važiuoti. Tai dabar nežinau. Aš nesu tas, kurį reikėtų sekti, bet jeigu ką. Tai seksiu. Davai. Aš labiau nerimauju dėl Perkėlos gatvės. Nes what the hell is this situation over here? Jo, čia yra va šitas apsisukimas, kur neaišku man buvo, į kurį važiuoti reikės. Sekantis čia? Jo, sekantis čia švepelių, nežinau kaip tarti. Tarkim. Ir bus irgi sudėtinga visai. Nors gal ne. Ne, aš manau, kad čia atrodo sudėtingai, bet nemanau, kad bus taip sudėtingai. Nes čia daug yra, kur praleis gyvatėlę, tada apsisuk, grįžt, tada Jo, bet esmė tame, kad važiuosim čia, tada važiuosim čia, apsisuksim ir bus startas. Man atrodo, pretty easy. Pavarysim. Mūsų taktika yra šiandien, kad mūsų konkurentai prisirinktų baudų, o mes neprisirinktumėm nieko šiandien ir kad atgrotų visas tas dalykas mums už vakar. Ir viskas. Lekiam, sekam paskirtimų ir lekiam į 17 greičio ruožą. Suradom šitą greičio ruožą, visai sudėtinga buvo jį surasti ir dabar eisim praseit pro visą trasą. Sakai, net kitoj pusėje geriau būtų palikti. Nu, aš jau matai, planuoju po to, kad mes iškart prie stalo lėksim. O jūs tai čia nežinau, su Eigilė, ką jūs čia veiksit, aš nežinau, jūs čia jau ne mano reikalas, aišku, bet jūs, žinai, galite ir užtrukti, jeigu norit. Jo, čia jau kaip jūs norit. Tiesiai gyvatėlę iš kairės apsisukam ir tada vėl ten per anas fiškas važiuosim, vėl gyvatėlė, o čia daug gyvatėlių. Pasivaikščiojom po trasą, pasižiūrėjom paskutinę sekciją visą, tai
Tikrai netrodo taip baisiai, kaip atrodė ant popieriaus. Jo, viskas gerai. All good. Ir dabar varom pavalgyti. O kalbant apie rezultatus, tai vakar dienos rezultatai be baudų yra tokie, kad mes buvom treti ir nuo 4 vietos išsiveržė 1,5 minutės. Susirašiau, kaip ką tau sakysiu, dar reikės, kad biški, bet čia jau sekant. Ai, sekant tai jau tras. Ne, čia jau bus 18-19, tai reikės biški, kad susėstume, pasitartume, ar tau bus aišku, viską susižymėjau tau čia sakyti, nes vietom atrodo, kur kaip ir gyvatėlė, kaip ir kažkoks apvažiavimas, žodžiu, čia laukia šiek tiek vėliau fiškių susirinkimas. Štai va toksai va. Labai norėčiau būtent šitą vietą pasižiūrėti peškute. Bet turbūt jau nespės. Bet jau nespėsim, tai ja. Lekiam valgyt. Čia turim kiaulienos karbonadą. Aš pasėmiau, čia man atrodo vištienos šašlyką. Žiūrėk, jie jau čia, kada jie bus pralenkė. Aha, jo, kodėl jie? Jie ne po mūsų važiuoja? Prieš mus, bet mes taip pirmi išvažiavom, aš nemačiau, kad jie pravažiuoja. Suksim į kairę ir gyvatėlė iš kairės. Dar pakartosiu, kai važiuosi, tai viską papasakosiu. Varyk, Timūrai! Varyk! 3, 2, 1. Važiuojam į kairę. Ir gyvatėlė bus iš kairės. Iš kairės. Taip, apsisuksim į dešinę, į dešinę. Taip. Bus gyvatėlė iš dešinės. Gyvatėlė iš dešinės. Taip. Gerai. Sankryža į kairę. Ir bus gyvatėlė iš dešinės. Sankryža į kairę. Gyvatėlė iš dešinės. Iš dešinės. Apsisukam. Gyvatėlė iš kairės. Į kairę. Taip. Tada į dešinę. Taip. Dabar bus apsisukimas į kairę. Kairę. Taip. Ir po to bus apsisukimas į dešinę. Į dešinę. Čia. Taip. Dabar 2 fiškių gyvatėlė iš dešinės bus. 2 fiškių gyvatėlė iš dešinės. Taip. Varom tiesiai, šitas praleidžiam, varom iki stotelės. Stoteliai iš kairės. Taip, šitas praleidžiam po kairę, varom iki sekančios gyvatėlės, iš kairės bus. Iš kairės? Ne, čia praleis, bet ten iš kairės. Iš kairės. Taip, ir apsisukam po to. Už šitos? Taip, už šitos apsisukam ir varyk tiesiai. Taip, apsisukam. Neimti. Tiesiai. Dabar iš kairės bus šitos iš kairės. Taip. Dabar tą stotelę skipinam, varom tiesiai. Iš kur imt? Iš kairės. Taip, iš kairės ir apsisukam gale. Taip, apsisukam. Taip, dabar tiesiai iki stotelės ir stotelė iš kairės. Taip, gerai. Šitą skipinam ir varom į paskutinės fiškės, bus iš kairės. Šitą skipinam, ten iš kairės. Ir tada varysim į finišą. Finišas bazė. Tiesiai, finišas bazė. Labadiena. Kaip sekės, kaip manai? Nepravažiavom kažko? Ko pritrūkom? Vieno ratuko matau. Kad mes apvažiavom jį. Jūs 2 važiavot. Trečiame reikėjo iki finišo važiuoti. Matot, 1, 2, 3. Čia 2 ratus reikėjo važiuoti? Vienas ratas apvažiavo ir antrame rate jūs į finišą nuvažiavo. Dar vieną reikėjo važiuoti. Mamas. Ne, jūs pirmi. Fuck. Čia 3 ratai. Pabaigėm tą sunkiąją trasą, šiaip susivažiavo visai gerai.
porą vietų buvo, kur bandžiau pirmo bėgo ribotkę davažiuoti, nes ten mažai buvo, bet pasirodo, kad per daug buvo ir jau būtų buvę geriau mušti antrą. Ir kai sustojom, kai finišavom, pasakė, kad neįvykdėm trasos, nes tą apsisukimą, kur padarėm, tai reikėjo 3 kartus apvažiuoti, padarėm 2. Bet sakė, kad... Timūras ekipažas sakė, mūsų antrieji mūsų klasiai, tai jie irgi padarė tą pačią klaidą. Kalbėjau su Algirdu Gelžiniu, sakė, jis irgi padarė tą pačią klaidą, tai labai daug kas daro tą pačią klaidą. Nu tai bent mes ne vieni, aš tikiuosi, kad 4, kurie po mūsų yra, kuriuos mes vejamės, tai irgi padarė tą pačią klaidą. Jeigu jie padarė, tai tada ramu. Tada maladėts. Ja, dabar lekiam į laivų terminalas. Perkelos gatvėje. Turėsim tokią trasą. Čia turėsime fiškių susirinkimą. Jo, Algirdas sakė, kad čia labai lėta ir su Tesla netruko išsisukimo, kad apvažiuotų. Tai vos nereikėjo tobulėti jungti. Nu, bet lekiam pasižiūrėti. Gerai, vartai dešinė, kairė dešinė. Vartai dešinė, kairė dešinė. Dabar bus gyvatėlė, antrą poliuką iš kairės. Gyvatėlė. Taip, čia. Gerai, pirmas bėgas ir viskas ramiai gyvatėlė. Ta iš dešinės. Aha. Tada per centrinį iš kairės apvažiuojam. Grįžtu atgal. Taip. Dabar štai iš dešinės. Taip. Tada vartai. Čia? Porelė. Taip, čia vartai. Toliau. Tada čia gyvatėlė iš dešinės. Čia ta gyvatėlė. Taip, važiuoja gyvatėlė. Ir apsisuksi atgal gyvatėlę tą pačią. Aha. Taip. Apsisuk reikėjo anksčiau sakyti, blogą trajektoriją pasiėmė. Apsisuk ir į dešinę tada. Tada dešinę. Ir tada čia 3 fiškių gyvatėlė iš dešinės. Iš dešinės. Čia? Taip. Ir tada čia į dešinę ir iš kairės. Palauk. Jo, iš kairės. Apvažiuot šitą. Aplink šitą, jo. Ir tada iš dešinės. Čia? Taip, tada iš kairės. Taip. Ir paskutinį iš dešinės. Ką, tą? Ta į dešinę, jo. Ir gazas dugnas. Varyk ir dabar tiesiai, varyk iki finišo. Ką kalba? Mes prieš jūs važiuosim. Ką? Mes nevykdymas. Kur pasimetė? Visur, tai 2 vietos buvo, žodžiu, aštunkė ne taip, išvažiavom paskui ne taip. Jūs įvykdėt? Nu, man atrodo. Nesakė nieko atiduodant, ne? Mums irgi nesakė, buvo nepaklausė. Jo. Tai gal kažko irgi O nebūtų. ant lapo turi būti parašyta. Ne, nerašant lapo Tai nevykdėm. viskas gerai, išvažiavo. Tai mes paskui raudoną mums sakė važiuoti. Jūs Paskui šitą? Jo, paskui šitą mums. Ja, pračiuoš. Pračiuoši. Kai mirksi avarinis? 39. Bet palaukit, Palauksim. manęs Gerai. sakys, ar spėsti ar ne. Vartai pirmi dešiniai. Jeigu jau pasimatai, tada viskas gerai, bet jeigu ten būn, kad iš vis dingsta. Jo. Jau galėt ne. Pirmi vartai dešinėjo. Tai Turėtų gerai būti. Važiuot? važiuok. Gerai, vartai dešinė, kairė dešinė. Taip. Tada gyvatėlė, antrą koliuką apvažiuojam iš kairės. Gyvatėlė, antras koliukas iš kairės. Taip, gyvatėlė. Ta irgi imk. Taip. Čia ta ilga gyvatėlė, kurią atgal važiuoji. Taip, ilga gyvatėlė, atgal. Iš paskutinio tako į dešinę. Čia į dešinę. Varyk į dešinę. Ten gyvatėlė iš dešinės. 3 fiškių gyvatėlė iš dešinės. Ir tada į kairę. Šitą į kairę, į dešinę. Ir lėk. Dešinę ir lėk. Lėk. Ir nepravažiuojam finišo bazės. Man atrodo, geriau sekės šitas dar. Jo, man irgi atrodo, nes pusę jau atsiminiau. Jo. Jie mūsų palaukė. Visai smagiai gavosi, sakyčiau, nes pirmą kartą biškai buvo pasimetimas, bet bent jau įvykdėm, nes Timūras sakė, kad jie pirmą kartą važiuojant neįvykdė.
kas yra labai gaila. Jo, o antrą kartą dar geriau įvažiavom. Nuskautom 12 sekundžių nuo savo važiavimo antrą kartą. Ir vėliakiam vėl į Klaipėdos autodromą, kur bus prieš eismą ir biškai kitokia konfiguracija. Tai va, jeigu kažkas sako. Tai, nežinau, labai man įdomu, ką ketvirti mūsų grupiai veikia, kurie esą ir kaip jiems sekasi važiuot. Ir kiek baudų prisidarę. Nu, nesvarbu, sužinosim, man atrodo, vakare. Tai dabar lekiam į Klaipėdos autodromą, dar turim valandą iki mūsų starto, man atrodo. Tai apsižiūrėsim viską ir lėksim. Tai va, prieš paskutinis etapas, tiksliau prieš paskutinis greičio ruožas. Prieš paskutinis čia, jo? Taip, prieš paskutinis. Ramiai, jei pasidarau klaidą, liep grįžt. 4-3. Važiuojam. Taip, iki galo ir bus gyvatėlė iš kairės. Taip, dabar į dešinę, plačiai iš kairės. Iš kairės. Iš kairės. Taip, sekantis posūkis į dešinę, plačiai iš kairės. Gyvatėlė iš kairės, taip. Taip. Vėl. Taip, dešinę. Antras ratas. Bus gyvatėlė iš kairės. Taip, iš kairės. Dabar dešinę iki pat galo ir tada į dešinę. Pat galo ir į dešinę. Kur? Į dešinę. Kur? Kur? Į dešinę. Dešinę iš dešinės. Iš dešinės. Į dešinę. Kas tau? Taip. Čia ir dabar į kairę posūkis. Taip. Taip, dabar čia bus į kairę. Į kairę. Čia finišas. Taip. Vėl karštą pučia. Jo. Jo, kas ten buvo? Paukštį. Taip, paukštį. Su kuo? Su čionais šita vieta. Veidrodėlis kodėl užlenktas? Dėl to, kad paukštį nupirko veidrodėlių. Rimtai? Taip, aš dėl to ir išsiganu, nes tas paukštis į mus skrido. Ir tu nustoji sakyti, aš važiuoju ir aš nežinau, kur man važiuoju. Čia mes nupirkom paukštį. Galo. Ir bus gyvatėlė iš kairės. Taip. Į dešinę varom iki galo ir į dešinę. Iki galo ir į dešinę. Gerai. Važiuojam. Leidžiamės nuo kalno. Nusileidus nuo kalno, suksim į kairę. Į kairę. Į kairę. Kairę. Taip. Taip. Suksim. Ten laukti iki finišo. Ir finišas bazė. Viskas gerai. Šįkart nenoriu paukščio. Labai gerai. Tas paukštis mane, žinok, žiauriai išgąsdino, nemeluosiu. Biškį pagerinom antrą ratą. Kiek? Pirmą ratą nuvažiavom per 2 minutės 8 sekundės, o antrą ratą nuvažiavom per 2 minutės 2 sekundės. Tai 6 sekundėm? Jo. Pagerinom. Nu, pasipasako, ko čia ištirikavai. Aš ištirikavau, nes paukštis į mus atsitrenkė. Kaip jūs? Į kokį paukštį nukirtot? Paukštį? Eigilė, koks paukštis buvo? Nu, Ar tai buvo gaidys? Piškai. nėra. Ne, plunksnų nėra, viskas gerai. Tai užsilenkė veidrodėlis ir viskas, jisai turbūt nukrito ir... Visio. Ant tiek? Ne, tai radėlis susilenkė. Paskutinis. 3, 2, 1, važiuojam į kairę. Ir bus gyvatėlė iš kairės. Taip, į dešinę. Taip, atvažiuojam, bus gyvatėlė iš dešinės. Iš kur? Iš dešinės, iš dešinės, gyvatėlė iš dešinės. Važiuojam. Taip, sankryža į kairę. Ir gyvatėlė iš dešinės. Ir apsisuksim į dešinę, iš dešinės. Apsukam. Taip, gazuojam gyvatėlė iš kairės. Kairę, į dešinę. Taip, važiuojam, bus apsisukimas į kairę. Apsisukimas į kairę. Taip, gerai. Bus apsisukimas į dešinę. Į dešinę.
Čia tiesiai? Tiesiai, tada iš kairės gyvatėlė. Iš kairės. Taip. Tada važiuojam tiesiai. Taip. Apsisukam. Varom tiesiai iki stotelės. Stotelė gyvatėlė iš kairės ir apsisukam. Taip. Apsisukam. Taip. Apsisukam ir tiesiai. Taip. Toliau ir apsisukam. Gyvatėlė iš kairės ir apsisukam. Taip. Apsisukam. Taip. Iki stotelės. Stotelė gyvatėlė iš kairės. Taip. Gyvatėlė iš kairės ir finišas. Gyvatėlė iš kairės. Taip. Ir finišas. Nu ir prisimakačelinam. Čia biškai prisimakačelinam, jo, ten su tais bordiūrais kažkaip per plačiai gavus. Ir stabdymą praslydau, bet įvykdėm. Jo, įvykdėm. Kai bus, tai bus. Suvažiavom pirmą ralį. Timūras sakė, perduočiau jums linkėjimus, sakė, jūs labai lėti. Wow. Gavot nuo Timūro kažkodėl tai. Taip išeina. O kiek jis? Taip riebiai. Kiek jis? Jau 25, jūsų 44. Nu tai mes nesąmonių prisidarėm. Mes sustom pasigrožėt vaizdais. Taip, gimtai kraštą irgi reikia pažinti. Štai ir pasibaigė mūsų važiavimai ir ralis. Tai paskutiniam klaidų privėliau, bet nesmė, žodžiu. Ten jau buvo toks perdegimas, pervargimas, man atrodo. Nes net prieš startą išlipau pašokinėt biškai, pritupimų padaryti, kad biškai, atsibust, nes jau taip ant miego vas netraukia. Ir šiaip, jeigu skaičiuojant be baudų, mes Timūro ekipažą lenkiam 1 sekundę. Tai update'as, kalbėjom su Timūro komanda, tai visgi ne 1 sekundę mes juos lenkiam be baudų, o 1 minutę ir 1 sekundę, tai visai nice. O dabar turim laisvą valandėlę, beveik 2, tai reikia varyti pavalgyti kažkur tai. Va, kaip tas bičas valgo suliuk. Arba čia yra liežuvis gal. Jo, čia yra liežuvis prikaltas. Poor little dude. Na, Gilė, kaip bus? Trečia. Automobiliai. Geldai staročiai. Tai gerai, mes arba antri, arba ketvirti. Vienas iš dviejų. Jo, arba gerai, arba blogai. Gerai, gerbiamukai, antra vieta. Čia realiai ant paskutinio rato kažkur, čia visiškai paskutinių metrų, žinokit, atitenka puikiai kovojus MB 328i. Mantas Karevičius ir Eigilė Juodytė. Pirmą kartą važiuoja, hebra, žiūrėkit, antra vieta. Sveikinimai didžiausi. Kaip Eigilė antra vieta? Aš bandau kalbint, kad kažkas šoktų dar į baseiną. Kodėl nešokai į baseiną? Nes antra vieta. Kaip Eigilė? Puikiai, žiauriai. Parodyk savo prizą. Antra vieta, Lietus pila kaip iš kibiro, bet žiauriai happy, žiauriai nice. Labai buvo smagu, labai įtraukiantis renginys. Kitais metais pirmą vietą. Taip, laisvai, tikrai. Žinai, kodėl antra vieta šiais metais? Ne šturmano kaltė. How dare you?